Ačiū pirmininkė, mano klausimas socialinės apsaugos ir darbo ministrai. Gimus vaikui šeimos pajamos dažnai reikšmingai sumažėja, o išlaidos tuo pačiu metu išauga. Ar turite matymą, kaip turėtų būti pertvarkyta motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų sistema, kad šeima pirmaisiais vaiko gyvenimo metais nepatirtų ryškaus pajamų kritimų? Ačiū. Ačiū labai už klausimą. Jau iš tiesų 2 metai praėjo ir nemažai yra padaryta šio klausimu. Tai vienkartinė išmoka gimus vaikui padidinta nuo 814 iki 1036 eurų. Vaiko išlaikymo išmoka jau padidėjo nuo 133 iki 185 eurų. Ir vaiko pinigai auga kiekvienais metais. Tai prie šeimos politikos stiprinimo kasmet prisidedame vis naujais sprendimais. Bet jūs visiškai teisus. Iš tikrųjų daug diskusijų kelia ir vaiko priežiūros atostogų išmokos. Ir turime diskusijų ir dėl lubų, ir kaip galėtume labiau paskatinti šeimas iš tiesų apsispręsti turėti gausesnės šeimas. Ir šiai dienai ministerija turi įrengę skaičiavimus ir aš manau, kad tikrai galėsime pasiūlyti visai gerą projektą ir modelį, einant išmokų didėjimo kryptim. Ačiū. Toliau klausia Remigijus Žemaitaitis. Prašau, kolega. Ačiū, gerbiama Seimo pirmininkė. Aš premjerui noriu užduoti klausimą. Vis nerimsta kalbos finansų ministerijoje, kadangi praėjusią sesiją, kartu būdami dar su koalicija su jumis, mes priėmėm sprendimą dėl valstybės draudžiamų asmenų į sveikatos draudimą. Tai finansų ministerijai sklinda kalbos ir šiandieną sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis irgi nustebęs buvo. Ar galit garantuoti, kad jūs ir jūsų valdančioji dauguma nekiš rankų prie šito įstatymo ir įstatymas įsigalios nuo 27 metų sausio 1 dienos taip, kaip yra priimta, ne taip, kaip dabar finansų ministerija jau bando siūlyti, kad metam atidėti gyveninti. Tai yra už valstybės draudžiamus asmenys. Ačiū gerbiamas Seimo narių už klausimą. Nežinau iš tikrųjų to, ką jūs pasakėte, turiu omeny, kad ministerijoje diskutuojama, kalbama, man atrodo, gal buvęs finansų ministras buvo kažkur tai net ir pats užsiminęs apie tokią galimybę, atidėjimo galimybę. Aš kol kas šiam momentui atsakau konkrečiai, tokių ketinimų ši vyriausybė neturi. Bet ar tai gali keistis? Įstatymo atidėjimas yra Seimo prerogatyva. Ir žinoma, kad be Seimo valios to mes nepadarysim. Kol kas tokios iniciatyvos imtis neplanuojam. Ačiū. Toliau klausia Viktorija Čmilytė Nilsen, posėdžiui pirmininkaus Seimo pirmininko pavaduotojo Rinta Leiputė. Dėkoju, gerbiamas posėdžio pirmininkė. Mano klausimas yra ministrui pirmininkui. Gerbiamas paskirtasis premjerė, vakar buvome susitikę su finansų ministru paskirtuoju Taurimu Valiu ir mėginome išsiaiškinti, kaip jis ketina visgi vykdyti tuos didelius tikrai įsipareigojimus, kurie yra numatyti naujoje vyriausybės programoje. Susidarė įspūdis, kad tie tokie skaičiai yra ganėtinai nuobodus dalykas paskirtajam finansų ministrui ir jis yra linkęs, kaip nekartą minėjo, kūrybiškai žiūrėti į finansų politiką. Tai gal jūs kaip premjeras, kurio dešinėje sėdi paskirtasis finansų ministras, galėtumėt pasakyti, kas yra kūrybiškas požiūris į valstybės finansus, nes kol kas atsakymo nesame gavę, ir kodėl pasirinkote būtent šį pretendentą, kuo jis jums pranašesnis už ankstesnius socialdemokratų finansų ministrus Rimantą Šadžių ir Kristupą Vaitekūną. Ačiū. Aš manau, kad finansai yra toks mokslas ir turbūt tokia ir politikos dalis, kur, kaip sakant, tos kūrybiškumas su skaičiais, tokia ekvilibristika neišeina turbūt užsiimti ir matyti, kad matematiniai skaičiavimai, ar Excelis, ar kitos priemonės matyti vis tiek skaičiuoja be kūrybiškumo elemento, tai skaičiai turi sutapti, pajamos ir išlaidos taip pat.
bet sakydami kūrybiškai mes turbūt norim pasakyti, kad ieškosime būdų. Kad neužsidarysime, aš matau kartais tokios dvi paradigmos, kurios vyrauja tarp tų, kurie siekia būti arba tapti vyriausybės nariais ir opozicijos. Opozicija lyg sako, kad nieko pakeisti negalime. Yra įsipareigojimai, yra daug kas indeksuojama, yra daug kas įsipareigojimais politiniais priimti dalykai ir tiesiog turim suadministruoti likusį laiką ir tos politikos beveik čia kaip ir nebeišeina turėti. Koalicija laikosi kito požiūrio ir koalicija išsikėlė ambicingus tikslus dėl socialinės politikos, dėl šeimos politikos ir tai reiškia, kad bandant atliepti tuos įsipareigojimus, tos nerinkiminius, o politinius pažadus ir įsipareigojimus šitos vyriausybės, mes ieškosime kūrybiškai, kaip tą galim padaryti. Reiškia, gali būti, kad kai kurios sritis turės, kaip čia pasakyti, pasitemti ir gal šiek tiek tai pasispausti. Ar dėl pasirinkimo mano komandos nario, tai aš jo kompetenciją nebejoju, 20 turbūt panašiai metų jis nenutolęs nuo finansų, kaip dėstytojas, kaip unijos įkūrėjas. Tai aš neturiu abejonių šiai dienai, kad jisai negebėtų suvaldyti ne tik viešųjų finansų, bet ir nesugebėtų suvaldyti situacijų dėl biudžeto konstravimo, kur procese jisai jau tik pasijungs, nes jau dalis proceso tikrai pajudėja. Ir matyt, kad rudenį mes turėsim tą pirmąją iteraciją biudžeto projekto. Tai aš pasitikiu šio žmogum, nepriešpastatau prieš buvusius ministrus, nelyginu, kuo vienas nuo kito skiriasi. Manau, kad visi iki šiol dirbę tinkamai susitvarkė su šiuo darbu. Nebejoju, kad ir Taurimas Valys tą padarys. Dėkojame, klausia Matas Maldeikis. Atsiprašau, Paulė Kuzmickienė. Dėkoju, pirmininkė. Kažkoks fonavimas girdisi, ar ne? Klausimas premjerui. Premjerė, šiandien svarstome jūsų vyriausybės programą su ministrais, tačiau kažkas yra negerai su garsu, tai jeigu jūs sureguliuotumėte. Atsiprašom garsisto, jeigu yra... Šioks toks kosmosas, ar ne? Gal galėtume paprašyti užleisti vietą Matui, gal jo veiks normaliai ir tada jums suteiktume žodį. Dėkuoju pirmininkaujančiam, aš norėčiau klausimą premjerui. Žinot, klausantis jūsų kalbos, visi teisingi žodžiai, daug apie technologijas, dirbtinį intelektą, kitus teisingus dalykus. Tiesiog kilo klausimas, kurį galbūt jūs man padėsite atsakyti savo. Aš norėčiau įsivaizduoti savo socialinį ekonominį modelį, kurį jūs įsivaizduojate per šituos 2 metus pajudinti į priekį. Ir kokia būtų jūsų vizija Lietuvos kaip socialinio ekonominio modelio, į ką mes lygiuojamės. Ir imkime pavyzdį, sakykime, valstybių. Į kokią valstybę, ar sakykime, kažką panašaus į valstybę, jūs lygiuotumėtės, jūs įsivaizduojate, kad tai yra tas tikslas ir tas pavyzdys, į kur mes turėtumėm įdėti ir ko mes turėtumėm siekti plačiam kontekste. Ačiū labai. Ačiū gerbiamas Seimo nariai. Tai iš tikrųjų ne tik Lietuvos socialdemokratai, bet ir Europos socialistai, socialdemokratai turbūt dažnai vartoja tokį darinį, tokį terminą, jisai jau tikrai nėra labai šviežias, Europos socialinis modelis. Ką jisai nusako, aš manau, kad jūs žinot, bet iš principo ten sakoma, kad taip, verslas turi veikti, jis turi būti konkurencingas, bet taip ir darbuotojai, visuomenė, kaip čia pasakyti, neturi būti prieš pastatoma, kad konkurencinga ekonomika turi tamprų ryšį su socialiai teisinga visuomenė ir darbuotojais. Tai tokia, kaip sakyti, leitmotyvas turbūt skambėjo ir mano kalboj, kada aš sakiau, kad iš principo mes turim investuoti į žmonės, inovacijas, ekonomiką, tai kels produktyvumą, manau, kad ta prielaida turbūt teisinga. Produktyvumas stiprins mūsų šalies ekonomiką, ir tuo pačiu toks užsidarys ciklas, tikiuosi
spiralinis ciklas, kuris augant ekonomikai vėl leis mums atsisukti į visuomenę, į darbuotojus, dirbančiuosius ir pažeidžiamas socialinės grupės. O kas man imponuoja, man visą laiką imponavo Danija kaip pavyzdys ir imponuoja ir šiandien. Ir aš daug dalykų bendrai ir Skandinavijoje, ir be Danijos, bet Danija man, kaip pačiam kurį laiką dirbusiam ir gyvenusiam studentiniais metais, man imponuoja labiausiai kaip tas toksai siektinas modelis ekonominis, kurį norėčiau, kiek tas realu ir įmanoma adaptuoti ir integruoti į Lietuvoje. Dėkojame, paprašysime dar pabandyti paklausti Paulę Kuzmickienę, jeigu nepavyks, gal galite tada nuo šoninio mikrofono, čia jau yra rimtesnis gedimas, girdim fonavimą. Ar ne? Gerai. Prie šoninio mikrofono, jeigu galima. Dėkoju, pirmininkė, šiokia tokia privilegija ir matyti arčiau vyriausybę. Premjerė, jums klausimas, šiandien kalbame apie jūsų vyriausybės programą, prie kurios dalis ministrų neprisidėjo, tą nuoširdžiai pripažino, o stebint pačios vyriausybės formavimą, tą visą procesą, ne vienam prisimena toks senas posakis, greičiausiai žinosite, mažai gramatnas, bet stipriai partinis. Pradžia atrodė tikrai viltinga, tačiau vėliau sekina tokie chaosiški sprendimai. Ir dėja nesklandus ministrų prisistatymas. Paskirtoji socialinių reikalų ministrė atsisakė ateiti į opozicinės frakcijas, o socialinių reikalų komitetą dėja atrodė ir pavargusi, ir visgi abejinga. Kita ministrė atvirai pripažino, kad neturi atsakymų svarbius klausimus. Finansų ministro pasirodymą jau visuomenė įvertino, o jūsų biudžeto komiteto pirmininkas pavadino tiesiog kosmonautu. Negana to, nuo pirmos darbo minutės jūsų vyriausybė gresia tapti antikonstitucinę. Premjerė, jums ir pačiam nemažai kyla visuomenėje klausimų. Esat sakęs, kalbėdamas apie savo pomėgius, jų turite tikrai labai daug, bet vienas iš pomėgių yra skraidyti, kaip suprantu. Ir esate sakęs, kad jums patinka kilti į orą, o ne kristi žemyn laisvuoju kritimu. Ar nemanot, kad šiandien tai, kas turėjo būti sklandus kilimas, dėja atrodo kaip laisvas kritimas žemyn? Ačiū, gerbiamas Seimo narė. Taip, tikrai skraidyti gal ir patiko, kažkada Lietuvos aeroklubo prezidentų dar teko pabūti, bet aš nemanau, kad tas procesas buvo nesklandus. Aš asmeniškai galvoju, kad jisai ir operatyvus, ir sklandus, ir stengiantis pavasario sesijos neištęsti, jį neapibrėžti. Manau, kad po dekreto dėl manęs labai operatyviai pavyko sukomplektuoti vyriausybės komandą. Labai operatyviai pavyko, nepaisant to, kaip bandoma gal čia taip parodyti, kad ne kokie asmenys, o gal vienas Mindaugas Sinkevičius parašė visą vyriausybės programą, tai ne, aš noriu tą paneigti. Parašė šalia manęs ne tik tai dešinėje, bet ir toliau dešinėje sėdintis asmenys ir pirmoje ir antroje eilėje. Taip jie prisidėjo. Taip, tas procesas vyko dinamiškai, greitai. Buvo procesas įtraukiant ir koalicijos partnerius, ir jų atstovus nominuotus ministrais. Tai aš nevertinu, kad tas procesas buvo nesklandus. Galbūt jisai hiperbolizuotai bandomas parodyti kaip kažkaip netinkama, kaip netinkamas, nueinama į personalijas, gal net atsiranda tas toksai ad hominem visokie pareiškimai ir pasisakymai iš aeronautikos ar astronautikos tematikos, bet aš manau, kad tas vėlgi man asmeniškai nepriimtina. Aš jau pirmoji turbūt savo kalboje sakiau, kad aš stengsiuosi kooperacijos ieškoti, o ne konfrontacijos. Ir tikrai, visko bus, nebejoju, ir iš opozicijos, ir gal net ir iš savų kolegų, bet stengsiuosi tai priimti ramiai ir neiti kažkokią tai į atsakomai
žygį, o bendrą tą politinį procesą aš vertinu, na, tikrai negali sakyti ir būsiu subjektyvus, super sklandus. Ne, aš manau, kad jisai vyko ganėtinai sklandžiai, visą laiką yra vietos tobulėjimui, tai tikiuosi to tobulėjimo nereiks formuojant dar vienos vyriausybės. Dėkojame, klausia Violeta Trauskaitė. Dėkoju už galimybę paklausti. Mano klausimas būtų ekonomikos ir inovacijų ministrui. Vyriausybės programoje numatyta parengti teisės aktų pakeitimus, numatančius pelno mokesčio sistemos pertvarką, siekiant sudaryti galimybės neapmokestinti reinvestuojamo pelno. Šis vyriausybės programos punktas palankiai vertinamas verslo atstovų, ypač regionuose. Ir norėčiau jūsų paklausti, ar rudens sesijoje jau galime tikėtis šių teisės aktų pakeitimų ir galbūt jau turite numatęs gaires, kokiems verslams ar kokioms investicijoms jūs siūlytumėte taikyti šią, tiesiog vadinamą pelno mokesčio lengvatą. Ačiū. Gerbiamas Seimo narė, ačiū už jūsų klausimą. Tai gal pabandysiu trumpai 3 pjūviais klausimą atsakyti. Tai pirmas, kodėl to reikia? Tai svarbu remtis duomenimis. Tai pirmas iš jų, kad Lietuva nesiekia net 80% ES vidurkio pagal produktyvumą. Produktyvumas tai yra vienas tų svarbesnių rodiklių, kalbant apie konkurencingumą. Ir jeigu dar konkrečiau, tai Vokietijoje 10 000 pramonės darbuotojų tenka apie 450 robotų. ES vidurkis yra apie 230 robotų. Lietuvoje šis rodiklis daro tik 15-20 robotų 10 000 darbuotojų. Tai mes siekiam tik 9% pagal robotizaciją. Tai čia ta dalis, kodėl to reikia. Tada, jeigu kalbant apie gairias, tai mintis, kad lengvata būtų orientuota į pažangių technologijų sritis, tokias kaip robotizacija, automatizacija, dirbtinio intelekto sprendimų diegimas, digital twins, visi kiti su tuo susiję sprendimai, kurie įtakoja įmonės produktyvumą. Ir lengvata, svarbu, kad ji būtų taikoma ne tik technologijų įsigijimui, bet ir jų diegimo sąnaudoms, instaliavimui ir žinoma, ką ir gerbiamas premjeras paminėjo, žmonių kvalifikacijų suteikimui, būtent apmokyti, kaip elgtis su robotizuotom sistemom. O jeigu apie pateikimo laiką, tai Seimo narių yra jau užregistruoti pasiūlymų projektai, būtent dėl reinvestuojamo pelno lengvatos. Ir rudens sesijoje tikrai reikėtų šių sprendimų, nes kiekviena diena, kai mes galinčių paskatinti mūsų konkurencingumą mechanizmų neįgalinam, tai ta kiekviena diena reiškia praradimus mūsų ekonomikai. Tai ačiū labai už jūsų klausimą. Dėkojame, klausia Ilona Gelažnikienė. Klausimą norėčiau užduoti susisiekimo ministrui, gerbiamam Jūrui. Gal galite trumpai sudėlioti akcentėlius, kurie bus sprendžiant Lietuvos susisiekimo infrastruktūros klausimus? Kaip jūs įsivaizduojate dėl finansavimo, dėl prioritetinių darbų, kaip ministerija yra pasiplanavusi? Ačiū. Dėkui už klausimą, platus labai klausimas. Tai pirmiausia, darbų tęstinumas, tas, kas yra šiai dienai daroma, užtikrinta bus. Kaip žinia, pagrindinis principas yra tvarus finansavimas kelių infrastruktūrai ir tas finansavimas yra kiekvieną dieną tobulinama finansavimo sistema nuo kelių fondo iki kelių priežiūros plėtros programos. Taip pat rudenį planuojama yra paleisti viešosios privačios partnerystės programą tiltam, viadukam ir aplinkeliam. Be kita ko, kitais metais sausio 1 jau startuos e-tollingo, visiems geriau žinoma sistema Lietuvoje, jinai vadinsis Viatol. Atstuminis sunkiasvorio transporto nuvažiavimo apmokestinimas, kas papildomai kelių fondą generuos vietoj 70 milijonų šiai dienai iš vinječių surinkamo, ne mažiau nei 110 milijonų Viatol pajamų. Taip pat rudenį planuojama ateiti su įstatyminiais pakeitimais, kas leistų dar labiau išplėsti kelių fondo pajamas. Ir aišku, visos tos lėšos, kurios yra iš keliam skiriamos, jos turi keliam ir atitekti. Tai kaip pavyzdys, vyriausybės programai taip pat yra rašyta nuostata, kad ne mažiau kaip pusė akcizo sumokama už kūrą turi grįžti kelius. Dėkui, klausia Ingrida Braziulienė.
Dėkui už suteiktą žodį. Mano klausimas būtų vidaus reikalų ministrui. Šiuo metu mes labai kalbame apie valstybės sienų apsaugą, dangaus apsaugą, bet ne pati geriausia apsauga yra mūsų valstybės viduje. Didžiuliai policijos komisariatų pastatai yra apituščiai, policijos pareigūnų sumažėjo kartais, o ne dešimtimis. Gatvėse patruliuojančių pareigūnų pėsčiom visai nesimato regionuose, ekipažai po 2-3. Kaip gerbiamas ministrė galvojate, kad policijos pareigūno profesija taptų prestižu, o nereikėtų savivaldybėms šokti viliotinius, mokėti didžiulius pinigus? Gal turite kokį matymą, kaip planuojate didinti teisėsaugos pareigūnų skaičių regionuose ir stiprinti teisėsaugą? Ačiū. Tai dėkui už klausimą. Na, jūs išskiriate regionus, bet iš tiesų ta problema yra ir didmiesčiuose, dėl ko ir sakot, vyksta tie savivaldybių šokiai siekiant pritraukti pareigūnus, neretai iš tų pačių regionų atvykti su papildomomis paskatomis. Na, aš jau esu kalbėjęs ir Seimo frakcijose, kad tas požiūris į pareigūnų atlyginimus, jis neturėtų būti fragmentiškas, turėtų būti kažkoks sisteminis požiūris bent jau 5 metam į priekį, kad tie, kurie dirba tarnyboje, žinotų, kas jų laukia, tiek pat ir ateinantys nauji žinotų, koks profesinis kelias ir kokios perspektyvos gali būti. Nes dabar ateinantis pareigūnas, mato tikrai neįkvepiantį atlyginimą ir dažnai arba nesirenka tos profesijos, arba joje užtrunka neilgai ir tiesiog pakeičia savo profesinę kryptį. Ir kalbant ne tik tais apie atlyginimus, yra ir kitos motyvacinės priemonės, kurios numatytos vyriausybės programoje. Jau esu sakęs, kad turbūt svarstytina yra butpinigių peržiūra, kad tai būtų galima išplėsti. Na ir visą tą kompleksą paėmus reikėtų tikėtis, kad tas prestižas kažkiek padidės. Ačiū. Dėkui, klausia Agnė Bilotaitė. Dėkuoju labai, aš turėčiau 2 klausimus. Vienas premjerui, tai yra pirmiausia, aišku, susijęs su pareigūnais. Ar galėtumėt kažkaip labai aiškiai įsipareigoti pareigūnų bendruomeniai, kad kitų metų biudžete bus ženklus darbo užmokesčio augimas pareigūnams, nes buvo labai daug pažadų, bet tie pažadai buvo neištesėti. Ir kitas klausimas būtų Katelinui apie sienos su Rusijos federacija sustiprinimą. Labai norėčiau išgirsti konkrečias priemonės, tiek kaip planuojate stiprinti infrastruktūrą, kokią infrastruktūrą ir taip pat galbūt svarstytumėte patekimo į pasienį prie Rusijos federacijos tvarką, kuri dabar yra numatyta. Tiesiog būtų labai svarbu išgirsti jūsų matymą, viziją ir galbūt turite kažkokius konkrečius planus. Ačiū. Ačiū gerbiamas Seimo narė. Žinot, ne dėl to, kad bėgu nuo atsakymo, bet šiandien, jeigu aš per atsakymų sesiją pasižadėsiu labai taip jau kategoriškai, tai tada turbūt tie pažadai mane pasivys svarstant biudžetą ir priimant sprendimus gruodį. Tai aš ką tikrai, kaip sakyti, tvirtai galiu pasižadėti, kad kartu su finansų ministru, kartu su vidaus reikalų ministru ieškosime būdų peržiūrėti pareigūnų atlyginimus. Ta esam įsipareigoję ir vyriausybės programai. Apie tai jau nekartą man yra užsiminęs vidaus reikalų ministras. Žinoma, kad girdim ir profsąjungas, kurių yra ne viena ir kurios turbūt tikrai nerimastingai laukia naujos valdžios sprendimų ir lūkesčiai yra turbūt maksimalūs. Tai šitam kontekste skirsiu tam deramą dėmesį, įsigilinant į situaciją, įsigilinant kontekste ne tik tai statutinių pareigūnų, bet ir platesnio viešojo sektoriaus, nes, kad nebūtų taip, kad kažkaip čia yra išskiriami, nes vyriausybės programą, jeigu pasižiūrėt, tai turbūt yra tokios gal ryškiausiai išskiriamos grupės 2 - slaugytojos ir pareigūnai. Tai tikrai šiam kontekste ieškosime būdų, kaip atliepti tos lūkesčius. Aišku, kad lūkesčiai visą laiką būna labai dideli, galimybės labai kuklios, bet ieškosime būdų kažkokio tai varianto, kuris tenkintų visas pusės ir leistų sistemai ir pasipildyti naujais darbuotojais, ir pritraukti sistemą naujų darbuotojų, ir gal užkardytų darbuotojų dalies pasitraukimą iš sistemos. Aš tik prašyčiau pakartoti kolegės klausimą, nes dėl triukšmo salėje girdėjau kas trečią žodį, tai atsiprašau, jeigu galit pakartokit.
Ačiū. Pakartosiu klausimą. Mano klausimas apie sienos su Rusijos federacija sustiprinimą. Tai yra, kokios konkrečios priemonės būtų jūsų planuose, tai yra tiek susiję dalykai su infrastruktūra, tiek su patekimu į pasienio ruožą, tvarkos pakeitimus, tai kokią turėtumėt viziją ir matymą. Ačiū. Na, viziją, nežinant tiksliai dabartinės situacijos, sunku pasakyti, tai tikrai su šitu atsakymu sugrįšiu, nes to, ko nežinau, negaliu tiksliai pasakyti, tai manau, kad tikrai galėsiu atsakyti artimiausiu metu, kai įsigilinsiu. Dėkoju, klausia Gintarė Skaistė. Taip, sveiki, mano klausimas būtų premjerui. Šiek tiek nustebino formavimas ne tiek pačios komandos, kiek matyt formavimas platesnio rato politinio pasitikėjimo komandos aplink vyriausybę. Ir iš ties nėra normali praktika, kai socialdemokratų ar kokios kitos partijos prezidiumas svarsto politinio pasitikėjimo pareigūnus, tame tarpe viceministrus, kanclerius, patarėjus. Ir iš šono šiek tiek atrodo, kad primena tą komunistų partijos tokį centrinio komiteto veiklos modelį, kai iš ties būdavo pasakoma, kas gali užimti vieną tą poziciją ar negali. Tai kodėl buvo jūsų pasirinktas toks priėjimas prie šito klausimo, kam reikalinga ta tokia totalitarinė kontrolė, ar nepasitikite, kad bus atrinkti kompetitingi, ar visgi norite tiesiog, kad visi socialdemokratai turėtų po darbo vietą. Ačiū gerbiamas Seimo narė. Tai aš gal tik tai labai trumpai pakomentuosiu, tikrai nieko bendro tai su komunizmu ar partiniais kažkokiais klausimais nesiečiau ir su praeitim. Mūsų partijos statutas pasako, cituoju, partijos pirmininkų teikimu aptarė. Neskiria, nenusprendžia, aptarė. Ir tas aptarimas, jisai normalus politinis procesas ir iš ko jisai kildinamas. Socialdemokratai dalyvavo rinkimus, gavo žmonių pasitikėjimą, ačiū visuomeniai. Tai įprastai, matyt, politinė logika diktuoja, kad tie, kas ėjo į rinkimus, kurie dirbo, kurie agitavo, na tai tie turėtų turbūt pagal įvertinus ir jų kompetenciją, darbinės patirtis ir užimti atitinkamai tam tikras atsakingas valstybės valdymo pozicijas. O ne taip, kad laimi vieni, laimi socialdemokratai, laimi partija, organizacija, už kurią balsuoja žmonės, o ateina dirbti kiti, profesionalai, technokratai, dar kažkas. Galimas ir toks modelis, mes tokį modelį gal praeitį ir turėjom. Bet čia tiesiog iš principo politinis pasitikrinimas, kiek mes turim ne tik tai partinių žmonių, bet kiek mes turim dar vienas svarbus elementas, beje, turbūt mažiau apkalbėtas. Kiek mes turim komandose vyrų, moterų, nes socialdemokratam tai yra labai svarbu ir kai kur yra labai gera situacija, kai kur gal kukloka. Tai mes tiesiog turėjom aptarimą. Tai, o kad sukurti iliuziją, kad neva tai čia partijos struktūra ir partiniai kažkokie komitetai ar centro komitetas kažką nusprendė ir delegavo ir jeigu neturi partinio bilieto, tai netinkamas, o jeigu partinį bilietą tu turi, tai tinkamas visur. Taip nėra. Žmonės parinkti ir pagal kompetenciją, ir pagal patirtis. Ir tų žmonių mes tikrai turim iš ko rinktis, nes 14 000 žmonių organizacija tikrai nestokoja ne po vieną kandidatą įvairiom pareigom ir įprastai būna daug sunkiau išsirinkti tą patį pačiausią, nei kad galvoti, o ką atsirinkti. Ir jo labiau, kad jūs matot, ir šioje vyriausybėje mes turim su partija nesiejamų, neafiliuojamų, be partinio bilieto žmonių. Tai manau, kad tai labai aiškiai iliustruoja ir paneigia jūsų keliamą teoriją ir nuogąstavimą. Ačiū labai. Dėkui, klausia Žygimantas Pavilionis. Premjerė, aš kažkaip vidu vis tiek esu įstikinęs, kad jūs turit blogus užsienio politikos patarėjus, nes tikiu, kad jūsų sprendimai gali būti žymiai geresni negu kad tai, kas yra parašyta programoje. Tikrai pirmą kartą programoje aš nematau nė vieno žodžio apie Taivaną, apie ekonominį, kultūrinį bendradarbiavimą. Ir matyti yra priežastis, dėl ko tai įvyksta. Aš matau užsienio reikalų ministro nusivylimą Taivanu, bet ar jūs galėtumėt būti pirmasis premjeras, kuris susitiktų su ta taivaniečių atstovė, pamatytų tas galimybės ekonominės, kurios
iš tikrųjų yra. Ir pavyzdžiui, jeigu jūs kalbate apie ekonominį bendradarbiavimą su Taivanu, jūs žinote, kad mes prieš 2 metus pateikėme dvigubo apmokestinimo sutartį, kurią ratifikavo tokias sutartis su Taivanu Čekija, Lenkija, Slovakija, Vengrija, Liuksemburgas, Italija, Vokietija, Prancūzija, daugybė Europos šalių. Ir tai 2 metus nepadaryta. Tai kaip mes norim pritraukti investicijas, jeigu mes dvigubai jas apmokestinam? Gerai, aš gal pradėsiu įžangą ir tada gal Kęstutis Budrys, kuris, kaip jūs sakot, labai nusivylęs, gal pasakys, kad jis nėra taip labai nusivylęs vyriausybės programa. Žinot, aš manau, kad keli fundamentalūs dalykai artimi ir jum, ir man, kurie galios užsienio politikoje, yra prioritetai. Fundamentalūs. Siekis saugumo mūsų valstybės ir, aišku, ekonominio interesų. Tas vienas kitam neturėtų prieštarauti, būtų idealu, jeigu ir saugumas, ir ekonominis bendradarbiavimas jis egzistuoja. Aišku, kad aš norėčiau, kad ne X platformai tweetais mes darytume užsienio politiką. Tas irgi gerai, to reikia, pozicijos reikia ir to nevengsim. Bet man norėtųsi apčiuopiamo, kai kur dalykai užsienio politikoje tikrai neturi, jie turi gal kitokią vertę, reputacijos, lyderystės, bet kai kur jie turi pamatuojamą apčiuopiamą vertę per diplomatinių santykių mezgimą ekonominę prasme. Dėl to mes ir atidarom turbūt ir naujas ambasadas ir matom tam tikros plėtros scenarius. Taip, aš manau, kad esam vyriausybei įsirašę, aš nemanau, kad čia mes dabar kažką kuriam naujo. Mes greičiausiai gražinam tai, kas buvo. Mes ilgą laiką turėjom santykius su Kinijos liaudies Respublika. Vėliau buvo priimti kiti politiniai sprendimai, gal drąsūs, gal labai jau, kaip sakyti, per drąsūs, gal išsišokantis iš konteksto, nes buvo turbūt pasakojama, kad paskui Lietuvos lyderystė seks kiti, bet sekančių daug labai neatsirado ir mes tiesiog norim nieko daugiau, nei tą, ką turi visa likusi Europa. Turėti santykių lygį, kokį turi Lenkija, kokią turi Vokietija, kokią turi mūsų strateginiai kolegos Europos Sąjungoje. Tai ar čia yra kažkokia nuodėmė, ar čia kokia tai, čia yra politinės krypties vektorius, kurį demonstravo ir buvusi vyriausybė, ir kurį ši vyriausybė tęs. Dėkui, klausia Roma Janušonienė. Ačiū posėdžio pirmininkė. Aš turiu klausimą Žemės ūkio ministrui. Kai žinia, žemės ūkis pirmą kartą yra pripažintas kaip ir strateginė sritimi, kaip ir transportas, energetika, tai norėčiau paklausti ministro, kokie pagrindiniai programoje ir ministerijos veiksmai, planas numatyti artimiausių metų, kad būtent atlieptų, kad žemės ūkis yra vis dėlto strateginė sritis. Ačiū. Ačiū gerbiamą kolegę už klausimą. Tikrai labai platus klausimas, bet atsakymas turbūt dar gali būti platesnis. Ir galiu tik tai trumpai pasakyti, kad turbūt tai, kas yra parašyta ir praeitos vyriausybės, ir užpraeitos vyriausybės, teko prie visų, kaip čia kolegos šiek tiek oponavo, bet teko prie visų vyriausybės programų padirbėti. Ir turbūt tai, kad jau yra įstatymai įtvirtinta, kad lyg tai žemės ūkis yra nacionaliniam saugumui svarbi šaka, bet turbūt tai, kad kiekvienas žemdirbys, ūkininkas, pirminis maisto grandinės dalyvis ir perdirbėjas pajaustų, kad tai yra iš tiesų veikiantis įstatymas, tai turbūt ir yra mūsų tikslas ir mes priemonių plane esam numatę tikrai eilę priemonių, eilę veiksmų ir turbūt esminis, ką girdite ir jūs turbūt kaip Seimo nariai, tai yra biurokratijos mažinimas, nes tikrai procesai, kurie yra užimantys daug laiko, reikalaujantis daug kaštų ir energijos iš žemdirbių ar perdirbėjų, tikrai nesukuriantys jokios pridėtinės vertės, jų turi būti atsisakyti arba jie minimalizuoti, tai turbūt tai yra pagrindinis dalykas. Aišku, turbūt šioje vietoje negaliu nepaminėti ir finansų.
Nes, na, žinant, kad periodas baigėsi finansinis, bus dėrybos dėl kito, bet turbūt šioje vietoje reikia pasakyti ir apie vyriausybės galimybę prisidėti ir turbūt tai mes ir Seime, svarstant ateinančių metų biudžetą, galėsime apie tai diskutuoti ir diskutuosime. Tai turbūt tie momentai yra esminiai. Na, o pats turbūt struktūros, kaip sakau, virtuvės darbas, tai vėlgi sužiūrėti procesus. Turim iššūkių ir su tam tikromis tarnybomis, kur vėlgi laukia tam tikri vertinimai ir tai, na, turbūt artimiausių metų pristatysime ir Seime, ir turbūt viešai. Tai tiek, ačiū. Dėkojame, klausia Daiva Ulbinaitė. Ačiū, gerbiamasis premjerė. Vis daugiau ES šalių imasi riboti prieigą mažamečiams vaikams prie socialinių tinklų. Ir Europos komisijos pirmininkė taip pat spartina šitų sprendimų paiešką. Šioje salėje ankstesnės vyriausybės 5 ministrai švietimo, socialinės apsaugos, teisingumo, vidaus reikalų ir sveikatos taip pat pažadėjo imtis lyderystės ir ieškoti tų sprendimų, kaip apsaugoti mūsų vaikus nuo grėsmių socialiniuose tinkluose. 75% mūsų šalies gyventojų taip pat pritarė tokiam ribojimui iki 15 metų. Kokia yra jūsų nuostata šiuo klausimu ir gal jau esate aptarę ir konkrečius žingsnius, ko imsitės? Kaip žinia, aš esu pateikusi įstatymo pataisas dėl skaitmeninės pilnametystės ribos ir prievolės socialiniams tinklams nustatyti, veiksmingas amžiaus nustatymo priemonės. Ar palaikysite? Ačiū, gerbiamas Seimo narė. Aš manau, kad jūsų keliamas klausimas, kuris tikrai ir Europoje, ir už Europos ribų yra sprendžiamas, ir įvairių turbūt pavyzdžių, turbūt ir Europoje, ir Australijoje, turbūt ir kitose vietose. Jis labai aktualus. Man jisai artimas, nes ir turiu ir pats mažamečių vaikų, kurie gal dar nėra socialinių tinklų vartotojai, bet netrukus bus. Ir kad žinoma, mes turime galvoti apie priemonės, nes ten to turinio suprantama, kad algoritmai išmeta visko ir ten turbūt, kad kai kuris turinys yra ypatingai žalingas mūsų mažamečiams. Aš tikrai mielai atskirai padiskutuosiu ir su jumis, ir su kolegomis, ir aš manau, kad skirsim tam deramą dėmesį kartu su kolegomis švietimo ministerijos atstovais, kultūros ir kitais kolegomis, kaip galėtume praktiškai tą užtikrinti. Kad tai nebūtų tik tai, mes siekiam, mes norim, mes išleidžiam gairės, gal mokyklose kažkaip bandom riboti, kai kurios švietimo įstaigos jau pačios priima tokius sprendimus su tėvų bendruomenėmis, tiesiog tas telefonas lieka, sakykime, už klasės ribų. Bet ne tik tai klasėje gyvenimas vyksta ir popamokinis gyvenimas, ir ten turbūt ta kontrolė ir tas žalingo turinio vaikams užkardimas lieka aktuali tema. Tai kaip tą padaryti ir techniškai, praktiškai, tikrai pasižiūrėsime ir jūsų iniciatyvas, pasižiūrėsime ir tą egzistuojančią jau gal sukurtą teisinę praktiką kitose valstybėse, kurią gal galim tiesiog nesunkiai integruoti, juo labiau, kad, kaip jūs sakot, visuomenė tokias iniciatyvas palaikytų. Tai aš asmeniškai tikrai linkęs labai rimtai svarstyti ir palaikyti. Dėkojame, klausia Eugenijus Gentvilas. Gerbiamas premjerė, šiandien prisieks jūsų vyriausybė, šiandien Bastilijos paėmimo diena, todėl ir mano klausimas toks karingas, revoliucinis. Kai Winstonas Churchillis tapo Britanijos premjeru 40-ųjų gegužės 9, jis per kelis mėnesius užsuko karo pramonę taip, kad po kelių mėnesių Didžiosios Britanijos karo pramonė savo apimtimis viršijo nacistinės Vokietijos karo pramonės lygį. Ruošėsi karui, suprato, kad nacijai nesustos. Europos kontinente žygiuos ir į Didžiąją Britaniją. Tai koks jūsų pažadas Lietuvai, kaip greitai išsuksite karo gynybos pramonė Lietuvoje, galvodami ne apie Bastiliją, ne apie Winstoną Churchillį, bet apie Lietuvos pajėgumą atgrasyti galimus priešus. Ačiū. Tai tikrai dėsim tam pastangas, aš manau, kad čia kelių ministerijų ir vyriausybės vadovų lyderystė, jinai visą laiką bus.
Tikrai mes galvojam apie karinės pramonės holdingą, žinot, turbūt jau kai ką darom su FCG, Rheinmetallio, sakykime, amunicijos gamybos įmonė, yra ir kitų iniciatyvų. Yra mūsų pačių valstybinė įmonė, kuri gamina šovinius. Aš manau, kad yra valstybės įmonė, kuri gamina sprogmenis. Manau, kad tikrai dėsim pastangas, kad ir užsienio kapitalo įmonės matytų Lietuvą kaip saugią, ekonomiškai patrauklę teritoriją investicijoms į karinę pramonę. Ir aišku, galvosim, kad išnaudoti tuos valstybės pajėgumus su Detonu, su mūsų Kauno rajono įmonė, Kauno rajone esančia įmonė šovinių gamybos. Tai tikrai šitam sektoriui bus pakankamai dėmesio, suteltos lyderystės ir tikrai, ko negaliu pažadėti per tos 2 mėnesius, čia turbūt būtų utopija, bet apie tai jau yra kalbama, jau yra daug idėjų, sumanimų. Reikia tiesiog nepamesti, centruoti kažkam ir aš tą centravimą tikrai pasiruošęs daryti. Dėkojame dėl vedimo tvarkos nuo šoninio mikrofono Laurinas Šedvydis. Kadangi Eugenijus Gentvilas pasakė netiesą. Vinstonas Čerčilis tikrai nebuvo tas žmogus, kuris išvystė paradoksaliai. Būtent Nevilis Čemberlenas, tas pats, kuris pasirašė Miuncheno sutartį ir atidavė Čekoslovakiją, buvo tas žmogus, dėl kurio investicijų į gynybą Didžioji Britanija laimėjo karą virš ore. Taip. Ačiū. Nuo šoninio mikrofono Eugenijus Gentvilas Tikrai labai draugiškai pasikeisime replikomis. Aš ne pats sugalvojau. Tai yra parašyta Boriso Johnsono, kuris vėliau tapo premjeru knygoje Vinstonas Čerčilis. Ir ten rašoma apie Vinstoną Čerčilį, o ne apie Čemberleną. Ačiū. Klausė Angelė Jakavonytė. Gerbiamas premjerė ir gerbiamas Katilinai, aš noriu paklausti jūsų apie regionus. Jūsų programoje daug kalbama apie regionų programos stiprinimą. Ir daug kur sieksime, darysime. Aš noriu paklausti, kokius 3 svarbiausius sprendimus padarysite, kad nemažėtų mokyklos, kad sveikatos įstaigos nemažėtų ir kad darbo vietų nemažėtų. Nes, manau, ypatingai Katilinui yra žinoma, kad Dzūkijoje įsikūrė ne viena jauna šeima, tačiau kada vaikai pradeda eiti į mokyklą, jie teko man nes vienu kalbėti, sako, mes norim geresnių mokymo sąlygų, geresnio išsilavinimo vaikams ir jie palieka regionus. Tai prašom išvardinti 3 pagrindinius žingsnius, kuriuos planuojate daryti. Dėkoju. Na, čia jūs taip plačiai man kaip kandidatui į vidaus reikalų ministrus, apie mokyklų tinklą, aš nelabai turbūt kažką turėsiu kompetencijos pasakyti, aš galiu turėti tik tais nuomonę. Tai čia turbūt švietimo, mokslo ir sporto ministrė apie mokyklų tinklą, kaip tas turėtų atsiliepti regionams, kokie bus reikalavimai mokyklų tinklui. Aišku, tai nustato ne tik ministerijos, bet ir savivaldybės. Tai turbūt klausimas nelabai tuo taikiniu. Dėkui. Dar papildysit premjerą. Gerai. Ačiū gerbiamas Seimo narė. Iš tikrųjų, kompleksinis ir didelis paketas jūsų klausime įvardintų temų ir švietimo įstaigos. Bendrai, sakykime, socialinės paslaugos ar viešosios paslaugos, nes švietimas ir socialiniai dalykai, sveikata yra valstybės garantuojamos viešosios paslaugos. Tai iš tikrųjų mes tikrai pakankamai taip, sakyčiau, kategoriškai sakom, kad, žinoma, tas žodis sieksime išlaikyti regioninės įstaigas, švietimo įstaigas, nes daugeliu atveju pačiam gyvenant regione žinom, kad švietimo įstaiga yra ta turbūt viena iš švietimo įstaigų, ar viena iš įstaigų, dėl kurios laikosi bendruomenė, kurie vyksta ne tik tai švietimo darbas, bet ir bendruomenės, kultūrinis gyvenimas. Daugeliu atveju tai jau tampa ne tik tai švietimo įstaiga, bet daugiafunkcinis centras įvairiom veiklom. Tai mūsų siekis čia yra šitoje vietoje nepakitęs.
kaip ir nepakitę siekiai užtikrinti prieinamą kokybišką sveikatos ir socialinę apsaugą, bet tą matome labiau sietinai su demografijos pokyčiais. Nes, žinot, jeigu demografinė kreivė nuosaikiai nuosekliai važiuoja žemyn, kūdikių gimstamumas mažėja, senyvo amžiaus žmonių skaičius daugėja, mirtingumas gerokai lenkia gimstamumą. Tai jeigu to mes neperlaušim ir nepakeisim, ir jeigu tos kreivės netlenksim kitą kryptim, tai kalbėti apie darželių, mokyklų išlaikymą su vis mažėjančiais skaičiais vaikų, kūdikių, kurie kūdikiai ūgtels ir ateis į darželį, tai bus labai sudėtinga. Tai mes matom tai kaip priemonė fokusuotis į šeimos politiką, vaiko priežiūros išmokų didinimą, visą sistemos peržiūrėjimą, kad būtų tas, toks būminis, kaip sakyti, toks, smūginis gal net efektas, norintiems susilaukti šeimos pagausėjimo. Ir iš to jau tada turbūt sistema turinti vaiką, turinti mokinį, turinti studentą, vėliau tikrai gyvuos. Bet jeigu nebus vaiko, nebus mokinio, nebus studento, tai tą sistemą išlaikyti tiesiog bus arba sudėtinga, arba labai brangu. O tam, sakau, spręsti mes fokusuojamės į demografijos temos stiprinimą. Dėkojame, klausia Valius Ąžuolas. Mano klausimas būtų sveikatos ministrui, jeigu galima. Jūs turbūt žinote, kad regionuose po 17 valandos praktiškai neįmanoma įsigyti vaistų ar medicininių priemonių, o jeigu kažkas atsitiko naktį, tai iš vis jokių šansų visam rajone gauti vaistų. Bet puikiai žinome, kad rajoninėse ligoninėse, valstybinėse gydymo įstaigose yra vaistų sandėlys, yra darbuotojas, bet jam draudžiama parduoti vaistus. Tai ir negalvojat, kad verta būtų grįžti prie valstybinių vaistinių principo ir kad gydymo įstaigose, kuri turi vaistų, turi priemonių, sudaryti galimybės tas priemonės medicinės parduoti žmonėm. Ką Jūs galvojate? Dėkui, gerbiamas Valiau, už klausimą. Iš tiesų, Jūsų įvardintos problemos yra žinomos ir jos tikrai yra rimtos problemos, kaip Jūs sakėt, ir savaitgaliai, ir vakarai, ir kitas laikas, lygos ūmus skausmai nesirenka laiko, vaistų prieinamumas turi būti maksimaliai arti, teritoriškai. Tai, ką Jūs užsiminėte apie ligonių vaistinės, kurios dabar tiekia vaistų savo pacientams, kad galėtų būti sprendimas, tai mes jį įsirašėme į vyriausybės programą ir tai dar yra toksai aidas, o gal tęstinumas iš 17 vyriausybės darbų sąrašo. Tai įrašėm kol kas tokiu, taip subtiliai vertinti teisinės ir kitas prielaidas, tačiau tai galėtų ir turėtų būti vienas iš sprendimų, kaip daryti vaistus prieinamus teritoriškai, o gal net ir finansiškai. Dėkojame, klausia Vitalijus Gailius. Atsiprašau, Jekaterina Rojaka, paskui Vitalijus Gailius. Ačiū labai. Mano klausimas yra premjerui. Vienas garsus ekonomistas, Paul Krugman, yra pasakęs, kad produktyvumas nėra viskas, bet ilgainiui yra beveik viskas. Kokius 2-3 pagrindinius sprendimus Jūs laikote svarbiausiais, kad per artimiausius 2 metus Lietuvos ekonomika taptų produktyvesnė ir konkurencingesnė? Tai aš manau, kad receptas gal yra platesnio spektro, bet keli elementai turbūt jame tikrai dominuoja. Vienas, mes tikrai turim, galvodami apie savo produktyvumą ir konkurencingumą, galvoti apie technologinį ir skaitmeninių įrankių aktyvesnį panaudojimą ir padėti verslui prisitaikyti prie tų pokyčių, kurie vyksta dėl technologinių dalykų, dėl dirbtinio intelekto, dėl skaitmenizacijos, robotizacijos, kurie jau vyko iki šios vyriausybės susiformavimo ir kurie nebejotinai vis labiau ima dominuoti. Kitas dalykas, tai aišku, čia tas reikalauja ir verslo noro, ir verslo matymo, bet ir vyriausybės paramos, kažkaip tai su paskatomis, su kažkokiais instrumentais finansiniais prie to prisidėti.
Kitas dalykas, kas tikrai turbūt yra labai svarbu, yra ta higiena. Kartais mes turim norinčių kurti verslą, norinčių veikti, norinčių pasiekti naujas globales rinkas, eksportuoti, bet kartais dėl teisinio reguliavimo mes, taip kaip sakyt, nesukuriam tą tokio tinkamo, nežinau, teisinio sandboxo, ar kaip čia pavadinti, kad galėtų ateiti tie patys inovatyviausi, norintys čia kažką daryti. Galbūt nerandantis kitur vietų. Europoje gal tas reguliavimas kartais jisai toks būna, Europa labai mėgsta daug ką reguliuoti, labai daug ką. Priešingai nei gal kolegos strateginiai partneriai už Atlanto, kur ten tos visos iniciatyvos dažniau palaikomos nei kažkaip ribojamos perteklinių reguliavimų. Tai tas reguliavimo higiena kartais, net ir čia turim naujų iniciatyvų parlamente, kurios kartais irgi stringa su karinė pramonė susijusios. Tai, sakyčiau, pagalba verslui su skaitmenizacija, robotizacija, dirbtinio intelekto instrumentais, biurokratinės ir teisinio reguliavimo, kaip sakyt, peržiūra ir higiena ten, kur mes galima jį, kiek tai leidžia buvimas Europos Sąjungoje ir leidžia nacionaliniai teisėjai veikti, atlaisvinimas. Turbūt yra tokie pagrindiniai kertiniai dalykai, kurių turbūt nėra čia tik tai baigtinis sąrašas, apie juos galvoja ekonomikos inovacijų ministras. Visi inovatyvūs sprendimai turi būti nuskatinimi. Tai jeigu mes kaip valstybė MTEP-ui pasižiūrėjus skiriam per 1% BVP, o ES vidurkis virš 2, jau nekalbu apie Ameriką ar kitas pažangės pasaulio valstybės, tai čia turim susiimti, nes jeigu inovacijų nekuriam, patentų nekuriam, nieko nekuriam, tai ateities tiesiog neturėsim. Tai čia darysim viską, kad paskatinti, kad kažkaip, kaip sakant, ne vien žodžiais, bet ir priemonėm rasti būdų, kaip verslo lūkesčius atliepti, bet verslas galėtų adaptuotis, prisitaikyti ir išlikti konkurencingas. Ir konkurencingą ekonomiką tokiu atveju turėtume. Dėkui, klausia Vitalijus Gailius. Ačiū posėdžio pirmininkė, ministrė pirmininkė. Pasigėdau išskirtinio dėmesio keletui problemų, kurios šiandien yra viešajame sektoriu. Tai visų pirma, dėmesio atsakingam ir geram valstybės valdymui, jo principų įgyvendinimui. Pasigėdau dėmesio viešų ir privačių interesų konflikto prevencijai. Pasigėdau dėmesio neteisėtai lobistiniai veiklai užkardyti. Pasigėdau korupcijos prevencijos priemonių. Ar tai susijęs su procesais, kurie vyko šioje vyriausybėje? O kalbu apie finansų ministerijos sistemą, apie mano nuomonę keistą procesą skiriant muitinės departamento vadovą ir ar jums žinoma apie poveikį darytą finansų ministerijai siekiant paskirti tinkamą asmenį, apie pasiuntinukus iš vyriausybės, apie atleistus kanclerius, apie pagal nurodymą sudarytą komisiją. Ačiū gerbiamas Seimo nariai, man tokie faktai nėra žinomi, o atsakingo valdymo principai, jie, aš manau, kad ir tai, ką jūs paminėjote, ir viešų interesų klausimai derinimo, viešų privačių interesų klausimų derinimo ir korupcijos prevencijos, aš manau, kad tai jau tapo mūsų šiuolaikinės Lietuvos gyvenimo norma. Mes gal apie tai mažai kalbėjom, bet tai priimam kaip jau duotybė, mes to nekvestionuojam. Taip galima buvo, aišku, turbūt tą paminėti kaip elementą, bet tas, kaip sakau, manau, kad aš tai jau priimu kaip a priori, kaip dalykus, kurių nieks nekvestionuoja, nei opozicija, nei valdantieji. Ir tikrai stengsime tą atsakingą valdymą užtikrinti ir neįklimti nei kažkokius tai interesų konfliktus, nei viešųjų privačių interesų derinimo kažkokios tai situacijas, lobizmo, žinoma, praaiškų. Tas lobizmas gali egzistuoti ar ne su registruotais lobistais, su registruotais pasimatymais, pokalbiais ir diskusijom, bet tai aš manau, kad jau šiuolaikinės Lietuvos gyvenimo dalis ir mes niekaip to nei nuneigiam, nei iškreipiam, nei kvestionuojam, mes to paisysim,
o nebejoju, kad ir jūs, ir visuomenė stebės žingsnius ir jeigu bus kažkokie tai neaiškumai, juos kels į viešumą. Dėkui, klausė Jurgis Razma. Aš norėčiau premjero klausti, kaip jis supranta vyriausybės programą. Ar tai yra jūsų būsimų konkrečių darbų sąrašas tam 2,5 metų laikotarpiui, ar tai yra iš dalies ir gerų norų toks rinkinys. Ir ar galima tikėtis, kad visi vyriausybės įrašyti programos punktai bus įrašyti vyriausybės programos įgyvendinimo plane, kurį tvirtina vyriausybė, jau detalizuojant su konkrečiom datom, su konkrečiais parametrais, nes dėja Ingos Ruginienės vyriausybės atveju ne visi vyriausybės patvirtintos programos punktai tame plane buvo atspindėti. Na, aš suvokiu vyriausybės programą kaip šios vyriausybės įsipareigojimą, gavus parlamento politinį mandatą įgyvendinti vyriausybės programą. Tai nėra gerų norų ir gerų svajonių ir pageidavimų sąrašas. Tai yra dokumentas, iš kurio gims, kaip jūs minėjo, vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių planas. Ir žinoma, kad aš neįsivaizduoju situacijos, kada programa tokia, o priemonių planas tik tai toks. Negalim vyriausybės programos turbūt traktuoti plečiamai, išplėsti per priemonių planą, bet ir negalim juos siaurinti. Tie įsipareigojimai, kurie yra įrašyti, taip, jie ambicingi, taip turbūt, kad dalis pareikalautų daugiau dėmesio, ypatingai, kai kalbam su tokiais bendro pobūdžio žodžiais sieksime, stengsime, veiksime, skatinsime. Tai tas turbūt neparodo tiesiog tokį išplaukusi ketinimą veikti, bet tai parodo, kad tai reikalauja dar daugiau turbūt pasiryžimo ne tik šios vyriausybės mandato laikotarpiu, nes kai kurie dalykai yra paveldėti, net ir nuo jūsų vyriausybės, kurie yra tęstiniai, mes daug ko siekiam ir sieksim. Aišku, kad viską labai būtų populiaru ir nuostabu matuoti rodikliais, faktais, skaičiais, bet kai kurie dalykai nėra pamatuojami tokiais elementais, bet matosi akivaizdžios politinės intencijos ir sprendimai. Jeigu įsivardinus, kad sieksime keisti demografinę situaciją ir mes darom veiksmus, tai turbūt, kad pokytis akivaizdus, bet gal tas pokytis nepasimatys taip staiga, kaip minimum 9 mėnesių tam reiks. Tai sakau, turėkim kantrybės ir priemonių plane vyriausybės įsipareigojimai, programa bus atspindėta tinkamai. Dėkui, klausė Simonas Gentvilas. Dėkoju. Visų pirma, norėčiau pasakyti ačiū nueinančiai vyriausybei, gerbiamai buvusiai premjerai Ingai Ruginienei, tikiu dėjote maksimalias pastangas ir stengiatės. Atleiskite už kritiškus žodžius, jeigu buvo persūdyti, bet tokia opozicijos dalia. Klausimą norėčiau adresuoti gerbiamam premjerui ir vidaus reikalų ministrui. Gerbiamas premjerė, Martynas Katilinas balsavo Seimo salėje prieš neliečiamybės atėmimą Antanui Nedzinskui. Nors socialdemokratų frakcija tuo metu beveik vienbalsiai balsavo už tokį atėmimą. Martynas Katilinas vadovaus net 3 ikiteisminėms įstaigoms, tai yra FNTT, Pasieniui ir Policijos departamentui. Kaip jūs jaučiatės, kad ikiteisminio institucijų vadovas, būsimas ministras, iš esmės slapstė politikus nuo ikiteisminių tyrimų? Ir norėčiau gal, kad jūsų atsakymą papildytų pats Martynas Katilinas. Ačiū. Tai gal, jeigu leistų gerbiamas Seimo narys, pradėsim nuo Martyno Katilino, aš tada užviršuosiu. Tai gerbiamas Simonai, čia jūs ką tik atsiprašėt buvusios vyriausybės, kad labai ten persūdydavot, bet iš karto toliau persūdymus tęsėt. Tai jūs ir frakcijai šiandien to paties klausėt, aš jums atsakiau. Manau, kad jūs čia norit tą dėl kamerų padaryti, prašau, aš pakartosiu, jeigu reikia.
Aš atskirai vertinu kiekvieną istoriją su politikais, kurie turi, na, sakykime, tą čekiukų reikalą. Jeigu mes kalbėsim apie, na, jūsų pusėje sėdinčius politikus, kurie ten į toninę talpą toną dyzelino prisipildavo ir kompensuodavosi, na, tai viskas tvarkoja. Tokius atvejus, sakykime, tikrai palaikyčiau, kad turi būti atsakomybė. Bet jeigu mes kalbame apie keliasdešimt arba pas jūsų kolega Andrius Bagdonas dėl kelių šimtų eurų yra tampamas po teismus, tai kainuoja valstybei milžiniškus pinigus. Na, tai yra mano kaip politiko nuomonė ir aš ją tokią turiu, aš ją parodau balsavimais, jeigu jums tas nepatinka, jūsų teisė piktintis. Dėkuoju, klausia Valdas Rakutis. Aš jau dar keletą žodžių. Atsiprašau. Na taip, mes čia galime, aišku, gerbiamas Simonai, svarstyti dviejopai. Turbūt galima turėti prielaidą, kad asmens, nesvarbu ar tai Martynas Katilinas ar asmens veiksmai praeityje sukuria kažkokią tradiciją jo veikimo logikai į ateitį. Bet aš manau, kad ir politikoje, ir gyvenime mes visi keičiamės, mes visi darome išvadas, mes visi, na, kaip sakyti, tobulėjame, turbūt neregresuojame. Tai aš galvoju, kad Martynas Katilinas, jis pasakė savo motivaciją, kad jisai kiekvienu atveju gilinasi ir vertina ir priema politinį vertinimą atsižvelgdamas į situaciją, bet aš nematyčiau, kad ta konkreti situacija ties Antano Nedzinsko balsavimu, kad tai sukūrė, ar, na, kaip sakyti, rodo kažkokią tai Martyno kaip vidaus reikalų ministro negebėjimą suvokti savo atsakomybės ir kažkaip formuoja jame veikimo logiką pagal kažkokį vieną konkretų balsavimą. Aš manau, kad jisai puikiai suvokia savo atsakomybę ir tą padarys ir pademonstruos savo darbais, savo nepriklausomumu į ikiteisminio tyrimo institucijų veiklą ir tikrai bus sąžiningas, dorus ir atsakingas vidaus reikalų ministras. Dėkui, klausia Valdas Rakutis. Gerbėmieji, turėčiau du klausimus, vieną premjerui, turėčiau kitą kultūros ministrui. Klausimas būtų premjerui. Savo laiku mes panaikinam apskrities administracijas ir toje vietoje atsirado valdymo skylė, nes turime vyriausybę ir turim 60 savivaldybių. Ir realiai sukoordinuoti, suvaldyti yra labai sudėtinga ir natūraliai yra kuriami kažkokie tai atitikmenys, na tai ten krašto apsauga turi vieną struktūrą, policija kitą struktūrą, ten 3 vadovybės, 5, 7 ar visos 10. Kaip jūs spręsit šitą klausimą? Kaip padaryti, kad valstybės valdymas būtų efektyvus? Ir klausimas kultūros ministrui. Na, mes sužinojom tokį dalyką lituanistikos komisijoje, kad Lietuvoje niekas neseka, kokie ženklai yra statomi prie kelio. Tai yra iš esmės tam tikros taisyklės, kurios nustatytos Via Lietuva. Ir realiai yra patys žmonės, kurie kelia arba nekelia tokių klausimų. Ir tai yra pakankamas chaosas. Na, čia šita problema iškilo per Vydūno paminklo statymo iškilmes, kada paaiškėjo, kad nėra net ženklų tokiem iškeliem pareigūnam. Kokia jūsų vizija, kaip spręsti tą problemą? Dėkui. Gerbiamas Simonai, ačiū Jums už klausimą. Iš tikrųjų, klausimas kompleksiškas ir turbūt tas atsakymas ir laikas jam atsakyti labai trumpas mano atveju. Taip, savo laiku valstybė nusprendė plokštinti, taip vadinkim, tą valdymo struktūrą, centrinę valdžią, atsisakant apskričių ir paliekant savivaldą ir centrinę valdžią. Tada vis tik tai, kadangi yra ta ES regioninė dimensija, kada regionais mus bando vis tik tai formuoti tą regioninį pagrindą, tai atsirado tos vadinamos 10 regionų plėtros tarybos su tam tikrais administraciniais padaliniais, bet jos tikrai labiau administruoja, nei kažką tai regioninio mastu sprendžia. Įprastai tai yra tik tai labiau projektinių pinigų, kurie skirti iš europinių pinigų per skirtingas ministerijas ir įvairias priemonės pasiskirstimui, projektų, kaip sakyti, vertinimui ir jų gyvendinimui, stebėsenai. Ar reiktų grįžti prie kažkokiu tai peržiūros visos tos, sakykime, valstybės valdymo struktūros? Aš nemanyčiau. Aš manyčiau, kad gal reikia stiprinti tas plėtros tarybas ir galbūt vidaus reikalų ministras turės tam sumanimu,
kaip tą padaryti, kad tai būtų ne nominalus kažkoks tai organas, bet organas, kuris, jeigu jau kalbam apie Kauno regioną, Vilniaus regioną, Šiaulių ar kitus regionus, kad formuotų kažkokią tai politiką tam konkrečiam regione, o ne tik tai išdalintų regioninės dimensijos pinigus ir mes kažkokią tai sąsąją, kad turėtume. Tuo užuomazgos jau yra ir tas naujas programavimo laikotarpis turbūt tą sukūrė, kad ne kiekvienas save žiūri, bet ieškoma jungtinių veiklų. Turizmo kelias, kuris apima kelias regiono savivaldybės, tada atskiri socialiniai projektai, neformaliojo švietimo projektai, kad ne viskas kiekvienam savo, bet kas žiūrėti, kas jungia. Tai matyt, tų pastangų judėti tą kryptimį ir toliau bus, o apie kažkokią rimtesnę struktūrinius pokyčius aš kol kas tikrai tokių ambicijų neturėčiau ir nuo jų susilaikyčiau. Dėkui, paskutinę klausia Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė. Dėkui, pirmininkaujantį, mano porą klausimų premjerui. Premjerė, tai viešoje erdvėje buvo informacija, kad jūsų praeitos vyriausybės ministrai Kondratovičius, Vaitiekūnas, įtariu, kad ir ponia Leknavičienė, man atrodo, ir premjerė per nuotolį sužinojo apie pokyčius busimoje vyriausybėje. Lygiai taip pat šiandieną girdim, kad ir ponia Sadauskaitė bus paliosuota iš komisijos pirmininko, apie ką sužinojo iš spaudos. Tai labai keistas toksai stilius, mano nuomonė, ir ar tai neindikuoja, kad stokojate drąsos pasakyti savo bendražygiams, kad ir ne visai malonę tiesą į akis. Tai vienas klausimas. O antras klausimas, kadangi šiandieną su švietimo ministre buvom susitikę frakcijoje, ji galbūt taip negalėjo atsakyti, kokia jos ambicija ir vizija, kalbant apie Lietuvos išsilavinusią visuomenę, nes labiau koncentruojasi turbūt į trumpalaikius sprendimus. Koks jūsų matymas, ko reikia mūsų valstybei, kalbant apie išsilavinimą jaunimo, nes kai mes šiandieną matom trumpinamus mokslo metu, žeminamą kartelę, ar tikrai gera linkme eina švietimo sistema mūsų valstybėje? Ačiū gerbiamas Seimo narė už klausimą. Iš tikrųjų, ne visai viskas tas, kas būna spaudoje parašyta, yra absoliuti tiesa. Turbūt esam ir jūs, ir aš nekartą tuo įsitikinę. Būna nemažai spekulacijų, interpretacijų ir viso kito. Tikrai aš su savo bičiuliu. Atsiprašom, techninė. Ne, laikas nesibaigė tuoj. Ar veikia? Ačiū labai. Aš jau galvojau, kad jau išnaudojau dienos žodžių limitą. Tai tikrai su Vladislavu Kondratovičiumi aš kalbėjau asmeniškai. Ir Vaidai Leknavičienei, kuris sėdi nepriklausomai, kad ta žinia nemaloni ir man, ir Vaidai juo labiau, pasakiau asmeniškai. Ir Kristupas Vaitiekūnas, turbūt, kad vienintelis atvejis, kada sprendžiau iš vakaro, kažkas, matyt, mano sprendimą sužinojo ir jį paviešino ir žinot, kaip būna. Dažnai pas mus partijoje atsitinka taip, kad nebaigiam posėdžio, jau viskas parašyta. Tai kartais nutinka ir taip, ir čia matyt ne veikimo logika ir ne mano veikimo principai. Aš visą laiką stengiuosi pasakyti, net ir kai kažkas yra nemalonu, aišku, džiaugiuosi, kai galiu kažką malonaus, pozityvaus pasakyti, bet akistatų aš nevengiu ir manau, kad kolegos, net jeigu ir tam tikrą nuoskaudą turi ir apgailestavimą, aš jį irgi pats turiu, neturi man priekaištų dėl informavimo būdo, nes jie buvo informuoti.